Atėjo dar viena nuostabi pavasariška diena, kur jau yra šilumos daug, saulės daug, paukšteliai čiulba. Bet šalimais ateina ir šventės, Velykos. Kasgi su tom Velykom vyksta? Kaip ir kiekviena šventė, tai yra masinis maisto kultas. Būtent maisto kultas. Tenka būti paskutiniu metu įvairiuose miestuose ir ką tik grįžau iš kelionės į Indoneziją. Visur viskas sukasi apie maistą. Tai yra, aš jį vadinu maisto kultu. Ir šita šventė, kuri ateina ir kuri bus rytoj ir poryt, žmonės kalba ir tu turbūt galvoji ir kalbi apie maistą, ką tu valgysi, ką tu pirksi. Ir atrodo, kad tos šventės ir ypač šitos Velykinės šventės, jos yra tik tai tame prasmė. Nieko daugiau nėra, nes yra užmiršta apie ką tai yra, apie kokius dalykus, dvasinius dalykus mes turėtumėm galvoti, apie kokią atgimimą mes turėtumėm galvoti. Viskas galvojama per skrandžio prizmę. Kaip taip atsitiko, kad visa ta prasmė yra tuose maistuose. Ta pramonė, kuri gamina begalę įvairių pasirinkimų, tie skoniai, kurie yra begalybės aplinkui, jie verčia žemiausių žmogaus instinktus ir tavo instinktus ir mano žiūrėti ir jungtis į mitybą, į tą maistą, kuris iš tikro tampa kaip fetišu. Tai iš principo jis užima visą mūsų mąstymo laiką, laisvalaikio prasmės laiką. Tu pats pagalvok, apie ką tu mąstai dienos metu. Atsikėlęs ką valgysi, pavalgęs galvoji, ką per pietus valgysi, po pietų galvoji, ką vakare pirksi valgysi, ką po to prie teliko pasidėsi ir valgysi. Ir tas maistas pradeda tave žudyti. Ta tuštuma, kuri yra pas tave viduje, nes tu neužpildęs jos prasmingais dalykais, užpildoma pasitenkinimu. Maistas yra kaip narkotikas, kuris yra legalus narkotikas, jisai užpildo tave ir tu tame randi prasmę. Nors jauti, kad tas maistas tave žudo, tu matai atsistojęs prieš veidrodį, kad jis tave žudo, bet tu niekaip negali su to susivaldyti, kažkaip tai užmiršti, nes ypač daug maiste yra pradėta naudoti cukraus, kuris iš tikrųjų yra totalus narkotikas. Jisai ir sukuria visą tą potraukį maistui ir pasitenkinimui, ar padažuose, ar duonoje, ar dar kitur, ar kažkokiuose gaminiuose, visur yra cukrus. Ir tu pastoviai galvoji, kaip čia suvalgius, kaip čia vėl gavus to maisto. Maisto vartojimas, kai jisai yra nemaistingas, tampa besaikis. Nes tau atsidaro būtent to maisto valgymo, tarkim, pojūčiai, kad tu esi neužpildytas, nes kūnas negauna maistinių medžiagų, jis gauna tik tai skonį. Prie stalo kalbama per šventes apie maistą ir daugeliu atveju aš matau ir girdžiu kalbančių žmonės tik tai apie maistą, ką pavalgysiu. Kadangi išvažiavau į dabar Indoneziją, visur kalba buvo, kada ir kur mes valgysime. Koks tas maistas? Visi valgo tą maistą ir sako, wow, kaip skanu arba pusiau skanu. O aš matydavau, kas dedama su tuo maistu ir kas yra daroma. Aš ir kalbindavau ir tuos pačius žmonės, kurie tenais gamina. Pasirodo, į tą maistą dedamas skonio stipriklis. Visur dedamas, ypač Indonezijoje, ir tas maistas atrodo visiškai dieviškai skanus, nors ten nieko nėra daugiau ypatingo. Aš tai galiu palyginti, nes maistą, kurį ruošiuosi čionais, savo tropelėje, yra labai paprastas. Jisai yra visiškai ingredientai paprasti, tai yra mono maistas ir prieskoniai yra druska, galbūt pipirai, dar kažkoks tai minimalus prieskonis, viskas. Ir aš tada galiu pajausti tikrą skonį maisto. Ten yra dedamas skonio stipriklis, kuris tau tik atidaro tą potraukį skoniui ir tu viską tą susikiši pas save. Visas šūdmaistis. Ten kokybė maisto Indonezijoje yra tragiška. Pas mus Lietuvoje ta kokybė yra ganėtinai aukšta ir netgi palyginus su tuo pačiu Londonu, ta kokybė pas mus yra labai aukšta su maistu. Taigi tas maistas užėmė ir tapo kultūra, nes nieko daugiau nebeliko. Iš tikro žmonėms nebesiūloma ir tau nebesiūloma daryti dalykus, kurie yra svarbus, kurie augintų tave ir tu atsiremi tik tai į vartojimo kultūrą. Tai prie maisto, aišku, ir kitos vartojimo kultūros, bet iš esmės maistas yra tas narkotikas. Bet kokia problema su tuo maistu? Maistas sukelia skausmą. Mes gavome šitą kūną, kad galėtumėm gyventi puikų gyvenimą ir pajausti šitą pasaulį, koks jis yra, tuo savo kūnu. Kadangi mes kūną
pripildome šiukšlių, o šiukšlios ateina per maistą, per įvairų skirtingą maistą, jisai pradeda sirgti. Jis pradeda sirgti ir per tą mes skrandžio ir žarnyno situaciją perdodam nuotaiką į galvą ir mes jaučiamės prislėgti, nelaimingi ir užburtame rate. Bet kitas dar efektas ne tik tai, kad nuotaika ir psichika pradeda griūti, bet tavo išvaizda, tu pasižiūrėk, kaip tu atrodai, kaip atrodo daugelis žmonių. Buvau dabar su vaiku vandens parke ir mačiau, kaip atrodo žmonės ten maudydamiesi, kaip jie ten plaukiodami atrodo. Jie atrodo kaip banginiai. Jie atrodo, kad jie turi prisikišę ten lašinių ir jų svarbiausias gyvenimo tikslas paėsti ir užsiauginti lašinių. Jie vos net paeina. Tai jau nekalbu apie kitas šalis, čia kalbu apie Lietuvą, apie tai, ką aš matau aplinkui. Ir tu atsistok prieš veidrodį ir pasižiūrėk, kaip tu atrodai, ką tu darai su savo sveikata ir kūnu. Tai tu, turėdamas tuos lašinius ir viršsvorį, neturėdamas jokios savo kūno formos, kokį tu gali turėti pasitikėjimą. Jeigu tu ieškaisi džiaugsmo, laimės, kažkokios tai sėkmės savo gyvenime, tai lašiniai tau nepadeda. Tau nepadeda tas aptukimas, nes tu tik tai susilpnini save. Kai tu sugebi apriboti savo mitybą, savo poreikius, būtent maiste, tu patenki visiškai į kitą jausmą ir kitą lygį. Tu visiškai kitaip matai pasaulį, pasitikėjimas yra su tavimi ir maistas nebeužima tos svarbios dalies, užima kiti svarbus dalykai, kurie veda tave tolyn. Maisto kulto kaip tokio aš esu jau atsisakęs, iš ten esu išėjęs, išbandęs minimalaus maisto, tarkim, tradicijas ir čia, kaime, aš neturiu didelio pasirinkimo. Jeigu aš jį ir turėčiau, aš turėčiau riboti save, nes aš lygiai toks pat žmogus kaip ir tu ir aš norėčiau prisigrūsti ir bandelių ir visko į save, nes man tai skanu, bet aš turiu riboti. Lygiai taip pat ir tu turi riboti, ne tik tai galvodamas apie tą maistą, bet ir rinkdamasis ir pirkdamas tą maistą. Kai ateina šventės, vietoj to, kad tu pabūtum su artimaisiais, darytum dalykus, turėtum daug energijos, tu prisivalgai, prisėdi visokių mišrainių, visokio ir sunkiai sėdi, tada lauki, kol kas per teliką parodys ir nenori net niekur judėti. Šalimais nusiperki Mezin Forte ar kokio kito vaisto, papildo, kuris tau suvirškins. Ten yra ta pati kiaulė tame papilde, kurią tu ką tik suvalgai. Tai kiaulė suvirškinai. Labai juokinga, bet taip yra. Ir tas ratas toks sukasi. Per šventes prisėdęs, tu kitas dienas lygiai taip pat stengiasi palaikyti tą, gal porą dienų mažiau valgai, vėl užsisuka nelaimingumas. Per maisto kultą tu prarandi savo laisvę, tu prarandi savo sveikatą, tu blogai jautiesi, tu neturi pasitikėjimo, jokios išvaizdos. Tai apie kokius santykius, apie kokią gerą gyvenimo kokybę gali kalbėti. Tai kai tu patrauki maisto kultą į šalį, sumažini savo poreikius, pasirenki švarų maistą ir pradedi ieškoti prasmės šitam gyvenime, kas galėtų būti naudinga atlikta ne tik tau, bet ir kitiems, maistas atsitraukia į kitą planą. Tau jisai nebe toks svarbus. Tu maitiniesi, tu valgai skaniai, tai nereiškia, kad reikia valgyti vien tik tai morkas. Reiškia, kad tu turi pasižiūrėti ir apriboti maistą, kurį tu nusiperki ir dėdiesi savo, į savo kūną. Maisto kultą atmetus, pradėjo žiūrėti į gyvenimą kaip į prasmingą kryptį, kur tu norėtum eiti, kuo tu galėtum tarnauti kitiems žmonėms, visai kita gyvenimo kokybė atsiveria. Per šventes pabandyk suvaldyti savo apetitą, pasižiūrėti, kaip tai atrodo suvaldžius ir pabuvus šiek tiek alkanam ir pamatysi, koks skirtumas yra tarp to, kaip tu dabar jautiesi. Pabūk savaitę, 2-3 mėnesiai, išeik iš tos būsenos, pradėk sportuoti ir tu būsi kitas žmogus. Tu būsi ne tik savo kvėpimas, bet ir kitiems. Būk stiprus.